Kauno pilis seniausia mūrinė pilis Lietuvoje, pastatyta 14 amžiuje Nemuno ir Neries santakoje kryžiuočių antpuoliams atremti. Tai vienintelė pilis su dvigubomis gynybinėmis sienomis. Pirmą kartą paminėta 1361 metais. Ji prarado reikšmę 1408 metais, kai Kaunas gavo Magdeburgo teises. 16 amžiuje pilyje veikia kalėjimas. Šiuo metu čia įsikūręs Kauno miesto muziejaus skyrius, o prieigose vyksta kultūriniai renginiai. Kauno Šventojo Jurgio kankinio pranciškonų bažnyčia, esanti Kauno senamiestyje netoli Kauno pilies, yra viena seniausių ir reikšmingiausių gotikos stiliaus šventovių Lietuvoje. Jos statyba pradėta 15 amžiaus pabaigoje, o baigta apie 1502 metus. Per savo istoriją bažnyčia nekartą nukentėjo nuo gaisrų ir karų, tačiau išlaikė savo gotinį charakterį. Šiandien ji yra ne tik svarbus religinis centras, bet ir reikšmingas kultūros paveldo objektas, liudijantis turtingą Kauno miesto istoriją ir architektūrinį palikimą. Kauno rotušė tai renesanso ir baroko stiliaus pastatas, dar vadinamas Baltąja gulbe. Ji pastatyta 16 amžiui miesto savivaldos reikmėmis ir ilgą laiką buvo svarbiausias administracinis centras. Per savo istoriją rotušė atliko įvairias funkcijas, joje veikė teismas, iždinė, kalėjimas, sandėliai, vėliau caro administracijos įstaigos. 14 amžiui pastatas buvo pertvarkytas į caro rezidenciją, o 20 amžiui jame veikia Kauno miesto muziejus. Šiandien Kauno rotušėje rengiamos oficialios ceremonijos, vestuvės ir kultūriniai renginiai. Perkūno namas vienas įspūdingiausių gotikos architektūros pavyzdžių Kaune, pastatytas 15 amžiaus pabaigoje. Jis buvo Hanzos pirklių kontora, vėliau priklausė jėzuitams, kurie čia įrengė mokyklą ir koplyčią. Pavadinimas Perkūno namas atsirado XIX amžiuje, kai sienoje buvo rasta su perkūnu siejama skulptūrėlė. Šiandien pastate veikia jėzuitų gimnazijos muziejus, o viduje rengiamos kultūrinės ir edukacinės programos. Vytauto Didžiojo bažnyčia viena seniausių gotikos stiliaus mūrinių bažnyčių Kaune. Pastatyta 14 amžiaus pabaigoje, 15 amžiaus pradžioje. Manoma, kad ją fundavo didysis kunigaikštis Vytautas kaip padėka už išsigelbėjimą iš kryžiuočių nelaisvės. Iš pradžių bažnyčia buvo skirta pranciškonams, vėliau tarnavo įvairioms religinėms ir pasaulietinėms reikmėms. Joje buvo sandėlis, cerkvė ir karo ligoninė. 20 amžiuje viduryje atstatyta ir sugrąžinta tikintiems. Šiandien tai viena svarbiausių Kauno šventovių, garsėjanti savo istorija ir architektūra. Švento Petro ir Povilo arkikatedra bazilika tai didžiausia gotikinė bažnyčia Lietuvoje ir viena svarbiausių Kauno šventovių. Pastatyta 15 amžiui, ji tapo svarbiu miesto religiniu ir istoriniu centru. Per amžius bažnyčia nekartą nukentėjo nuo gaisrų ir karų, tačiau buvo atstatyta ir išlaikė gotikinį bei barokinį interjerą. 1921 metais jai suteiktas arkikatedros, o 1926 metais bazilikos statusas. Šiandien tai pagrindinė Kauno arkivyskupijos bažnyčia, kurioje vyksta svarbiausios religinės iškilmės, pamaldos ir koncertai. Istoriniai prezidentų rūmai Kaune pastatyti 18 amžiaus pabaigoje, tapo pirmųjų nepriklausomos Lietuvos prezidentų rezidencija. 1919 iki 1940 metų rūmai suprojektuoti klasicizmo stiliumi. Buvo svarbus politinis centras, kur vyko svarbus susitikimai. Po antrojo pasaulinio karo tapo įvairių institucijų būstinė, tačiau vėl atgavo savo paskirtį po nepriklausomybės atkūrimo. Dabar jie atviri kaip muziejus, pristatantis nepriklausomos Lietuvos istoriją ir prezidentų veiklą. Kauno apylinkės teismo pastatas yra įsikūręs Kauno centre. Tai istorinė vieta menanti įvairius miesto laikotarpius. Pastatas išsiskiria XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus pradžios architektūra, kuri atspindi tuo metu Kaune vyravusius statybos stilius. Per laiką jis keitė savo paskirtį, carinės Rusijos laikais čia veikė administracinės įstaigos, tarpukariu ir sovietmečiu pastatas taip pat buvo naudojamas valstybės reikmėms. Šiandien renovuotas pastatas išlaikė istorinį charakterį ir tarnauja kaip svarbi Kauno teisingumo institucija. Šventos Gertrūdos bažnyčia tai viena iš seniausių gotikos stiliaus bažnyčių Kaune, pastatyta 15 amžiaus pradžioje. Ji buvo skirta Šventai Gertrūdai, keliautojų globėjai, o pradžioje priklausė Bernardinų vienuolynui.
Bažnyčia išsiskiria savo architektūrą, kurią formavo gotikos ir renesanso elementai. Po įvairių rekonstrukcijų ir perstatymų šiuo metu bažnyčia yra aktyviai naudojama kaip religinė šventovė, taip pat dažnai rengiami koncertai ir kultūriniai renginiai. Kauno Centrinio pašto rūmai tai vienas iškiliausių tarpukario modernizmo architektūros pastatų Lietuvoje. Pastatyti 1931 metais pagal Felikso Vizbaro projektą. Jie simbolizavo modernėjančią Lietuvos sostinę. Tuo metu Kaunas buvo laikinoji sostinė. Rūmai išsiskiria funkcionalumu, simetriška kompozicija ir dekoratyviomis detalėmis. Sovietmečiu pastatas išliko kaip pagrindinis Kauno pašto centras. Šiandien jis nebeveikia kaip paštas ir laukia pritaikymo naujoms kultūrinėms ir visuotinėms reikmėms. Kauno valstybinis muzikinis teatras yra vienas ryškiausių kultūros židinių Kaune, įsikūręs Laisvės alėjoje. Teatras siūlo įvairų repertuarą, apimantį operas, miuziklus ir taip toliau, pritraukdamas tiek vietinius, tiek tarptautinius atlikėjus. Pastatas buvo pastatytas 1892 metais pagal architekto Justino Golinevičiaus projektą. Iš pradžių jis buvo skirtas gastroliuojančioms trupėmis ir kitiems pasirodymams. Šiandien šis pastatas yra vienas pirmųjų teatro pastatų dabartinėje Lietuvos teritorijoje. Kauno valstybinė filharmonija tai vieta, kur vyksta klasikinės muzikos koncertai ir įvairūs kultūriniai renginiai. Ji buvo įkurta 1940 metais ir yra viena svarbiausių koncertinių salių Lietuvoje. Čia koncertuoja garsus Lietuvos ir užsienio atlikėjai, groja Kauno simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Filharmonijos pastatas yra istorinis ir garsėja puikiu garsu. Lietuvos bankas – centrinis šalies bankas atsakingas už monetarinę politiką, pinigų leidybą ir finansų stabilumą. Įkurtas 1922 metais. Jis buvo atnaujintas po nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais. Šiuo metu Lietuvos bankas koordinuoja šalies finansų sistemą, atlieka priežiūrą ir reguliavimą, prižiūri komercinius bankus ir vykdo pinigų politiką. Bankas taip pat rūpinasi Lietuvos euro įvedimu ir dalyvauja Europos centrinio banko veikloje. Pagrindinis banko pastatas yra Vilniuje, tačiau jis taip pat turi regioninius skyrius. Vytauto Didžiojo karo muziejus yra vienas seniausių muziejų Lietuvoje, įsikūręs Kaune. Jis buvo oficialiai atidarytas 1921 metais, siekiant įamžinti Lietuvos karybos istoriją ir pagerbti kovotojus už šalies laisvę. Tarp žymiausių eksponatų yra lėktuvas Lituanika, kuriuo Steponas Darius ir Stasys Girėnas 1933 metais perskrido Atlanto vandenyną. Taip pat muziejuje galima pamatyti ginklų kolekcijas, uniformas, dokumentus ir kitus su karyba susijusius artefaktus. Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus tai vienas svarbiausių meno muziejų Lietuvoje įsikūręs Kaune. Muziejus buvo įkurtas 1921 metais ir skirtas žymiam lietuvių dailininkui ir kompozitoriui Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui pagerbti. Jame saugoma didžiulė Čiurlionio kūrinių kolekcija, įskaitant tapybą, muziką ir grafikas. Be to muziejuje yra ir kitų lietuvių menininkų darbų, o pastatas, kuriame jis įsikūręs, yra svarbus Kauno architektūros paminklas. Muziejus taip pat organizuoja parodas, edukacinės programas ir kultūrinius renginius. Kauno kino centras Romuva yra seniausias Lietuvoje veikiantis kino teatras, įsikūręs Kaune Laisvės alėjoje. Šis istorinis pastatas, pastatytas 1940 metais, yra svarbus miesto architektūrinio paveldo objektas. 2015 metais gavęs Europos paveldo ženklą, Romuva buvo pastatyta vos keliais mėnesiais prieš Sovietų Sąjungos okupaciją. Romuva išsiskiria tuo, kad čia prieš filmus nerodomos ilgos reklamos, o dažnai rodomi trumpi lietuviški ar edukaciniai filmukai. Kauno Švento Arkangelo Mykolo bažnyčia, dar vadinama Soboru, yra viena didžiausių ir žymiausių Kauno bažnyčių. Ji pastatyta XIX amžiaus pabaigoje, kai Lietuva buvo Rusijos imperijos dalis ir iš pradžių tarnavo kaip stačiatikių cerkvė. Vėliau po nepriklausomybės atkūrimo ji buvo perduota katalikams. Soboras išsiskiria savo didinga architektūra.